Sveiki! Nepatikėsite, kur mes šiandieną esame. Esame Trakuose, kur vyksta kasmetinis Trakų pusmaratonis. Būtų keista, jeigu tokiu puikiu oru mes nebūtume atvykę pakalbinti nuostabiai nusiteikusių ir džiugių sportininkų. Labą dieną. Sveiki. Norėjau pasiteirauti, kaip jums sekėsi bėgimas ir ar pavyko pasiekti nusistatytų rezultatų? Kadangi dalyvauju tokiuose renginiuose ne pirmą kartą, tai prognozuoti ir numatyti rezultatą sekėsi gana tiksliai. Maždaug planavau, kad ten poros minučių rėžyje, tai taip viskas ir pavyko. Iš tiesų planavau tiesiog gerai praleisti laiką, o tiesiog kažkaip šiais metais ypatingai pradėjau daug bėgioti ir tiesiog kad smagu, o visą laiką su minia, su didelio minia žmonių bėgti daug smagiau yra negu tiesiog treniruoti vienam. Tai va tie. Gerai sekėsi, kadangi tikslas buvo nubėgti, o nubėgom, man atrodo, visai normaliu laiku. Tikslų šį bėgimą labai nekėliau, tačiau prasibėgo labai smagiai, tai galbūt tas tikslas ir buvo smagiai prasibėgti, jis pasiektas. Na jo, šiaip nekėliau savo didelių tikslų, labai svarbu buvo laimėti, prabėgti, dalyvauti gražioje šventėje. Mes iš tikrųjų šiaurietiško ėjimo mėgėjas ir iš tikrųjų fanės ir atstovavom Alytaus šiaurietiško ėjimo klubą. Ir aišku, atėjom vienus iš pirmos, o iš tikrųjų Labai smagu, iš tikrųjų, labai geras oras, gera nuotaika, viskas labai gerai. Pirmas maratonas, bet dalyvausim dar tikrai daug kartų. Labai super tikrai. Tai be abejo, pavyko, visi parėjo sveiki, tai yra svarbiausia, labai skirtingų pajėgumų žmonės pas mus ėjo, dauguma šiaurietiško ėjimo atstovų, turim vieną bėgikę, o šiaip visi, svarbiausia, visi parėjo su šypsena, laimingi, patenkinti, o ko daugiau. Ar pirmą kartą dalyvaujat bėgimo renginyje? Ne, jau ne pirmą, gal kokį 6 iš tiesų. Dažnai tenka jau. Nereguliariai, bet pabėgu. Mes pernai čia pat bėgom, tai toks jau kaip ir tradicija. Tai įvairiai būna kartais, kitose bėgam. Ne, jau ne pirmas. Mes šiek tiek bėgiojam Jungtinėse Amerikos valstijose ir ne vieną kartą bėgom 10 km. Tai buvo šiek tiek geresni ten rezultatai. Čia daugiau atsipalaidavę, grožėmės gamta bėgom, taip kad pirmą kartą sudalyvavom šitam renginyje. Bėgom savo malonumui. Mano pirmas, mano antras. Mano irgi antras. Ir kokie tolimesni planai, kur vyks toliau jūsų bėgimas? Na, planuoju dalyvauti Nike pusmaratonyje, Rygos pusmaratonyje ir svarbiausias startas, aišku, pasaulio čempionatas. Galbūt turit patarimų tiems, kurie pirmą kartą pradeda bėgioti iš savo asmeninės patirties? Jeigu bėgate pirmą kartą ir nesate treniravęsi, tai galbūt per varžybas nereikėtų labai greit bėgti ir spausti iš savęs maksimumo. Na, norėčiau patarti, kad per tokį gražų orą neprisirengtų tamsiai ir kad gal lengvesnė apranga turėtų būti ir kad, aišku, treniruotųsi prieš tai svarbiausia ir palaipsniui, kad viską darytų ir viskas bus gerai ir bus nuotaikos geros ir sveiki žmonės bus. Labai smagu matyti, kad tiek daug žmonių pradėjo bėgioti, kad populiarėja bėgimas. Treniruotis? Taip, treniruotis, kad tai nebūtų pirmas kartas sezone ir vienintelis išbėgti, reikia būtinai pasiruošti, nes gali būti labai sveikatai pavojinga. Reikia būtinai tą daryti kasdien, ne kasdien, bet tiesiog ruoštis treniruotis nuo žiemos ir tas yra labai fainai, čia yra irgi daroma, kviečiama treniruotis, aišku, kas mes esame iš Vilkaviškio, iš toli iš Suvalkijos, mes pas save krašte treniruojamės, vaikštom, bėgiojam, bet galėtumėm daugiau, žodžiu, pasiruošus, būtinai tai daryti pasiruošus, o ne iššokti kaip į šaltą vandenį be apšilimo. Tas yra žalingas sveikatai. Tada jau bus nesveika, tau galima bėdų prisidaryti. Pradėti iš lėto. Truputėlį, iš tikrųjų. Nereikia 10 km pačio pirmo bėgimo. Yra mažos distancijos, po truputėlį. Aš nesu didelis bėgikas, bet tiesiog, kad jeigu bėgti, tai tik dėl savo malonumo, kad tenai kažko pasiekti, aš nematau tame prasmės.
Gerai išsimiegoti, sakyčiau. Geriausia. Svarbiausia, kad malonu būtų. Nekreipti dėmesį į laiką, į varžovus. Svarbiausia, kad pačiam. Galbūt jūs turit kažkokių pastebėjimų, komentarų renginio organizatoriams? Galbūt čia kažko trūksta, gal dar reikia? Šiaip iš tikrųjų ir trasa labai gerai suorganizuota. Apie organizaciją tai tikrai labai gera organizacija ir galim tik tai pagirti, nes priekaištų, aišku, nedalyvavom kažkur užsienį, bet Lietuvoje tai aš manau puikiai trasa, gamta, labai Puikus renginys labai iš tikrųjų. Malonu, kad kažkas tai rengia, tokį organizuoja renginį. Labai dėkui Lietuvos tikrai. sporto entuziastams. Ir mes džiaugiamės, kad galim dalyvauti, tikrai labai smagu. Man atrodo, viskas tikrai labai gerai, nes čia vis tiek yra bėgikų, mes tik tai tokie jau kaip ir prijaučiantis, irgi prisportuojantis, norisi kartu su jais bėgti, bet mes turim savo sporto rūšį ir ją labai mylim ir labai dėkingi, kad mus priima. Bėgimas labai smagus buvo iš tikrųjų, takeliais, miškeliais, visur iš tikrųjų labai malonu Lietuvoje, o pirmą kartą tokiam renginį sudalyvauti, o manau puikiai viskas suorganizuota, kažkiek tai smagu buvo. Ne, man tai aš tai kažkaip nestengiuosi, ne to aš atbėgu, man tiesiog prabėgti ir viskas, o daugiau tai būna tenai, buvo prieš tai keletą maratonų, kur buvo nelabai sėkmingi tokie, nes net vandens nebuvo, tai tada buvo tikrai liūdna, o dabar tai kažkaip viskas gerai tikrai. Norėjom pasiteirauti, ar šiemet užsiregistravo daugiau bėgikų negu pernai? Taip, jo. Iš tikrųjų, pirmais metais bėgo apie 1000 bėgikų, pernai apie 2000, šiemet apie 3000 bėgikų, kasmet po 1000 augam. Didėja skaičius, ar ne? Trasoje teko matyti vieną žirgą, o kur dingo pernykščiai, dalyvauja kitose maratonuose? Ne, iš tikrųjų, pernai jie patys tiesiog labai užsimanė sudalyvauti, žirgai neištvėrė, iššoko į trasą ir įveikė dalį jos, tai šiemet mes vienam, kuris ten tarp jų turbūt treniravosi, rungėsi ir vienam sudarėm tokį išskirtinę galimybę pabandyti dalyvauti varžybose. O šiais metais, ruošiantis renginio, gal kas nors nustebino pačiuose Trakuose, ar buvo kažkokių įdomesnių įvykių, ar nesklandumų? Iš tikrųjų labai džiugu, kad šiemet labai daug startuoja trakiškių ir ypač vaikų. Jeigu pradėjom, tai sakykime, šito miesto buvo labai mažai dalyvių, buvo mažai vaikučių, o šiemet didžiulis anšlagas vaikų ir labai daug nori trakiškiai dalyvauti. Reiškia, šitas renginys reikalingas miestui. Pastebėjom, kad visų žmonių labai pakilios nuotaikos, visi labai džiugus ir džiaugsmingi ir labai daug bėgikų. Galbūt iš savo asmeninės patirties galėtumėt pagelbėti tiem, kurie vis šneka, bet niekaip nesiryžta pradėti bėgti. Tiesiog reikia pabandyti, nebijot, ateit ir bėgti. Galbūt ne iš karto į varžybas, galbūt tiesiog išeiti į parką, į kažkokią upės krantinę, į miškelį, tiesiog save nugalėti ir pasakyti, aš tai galiu. Bet darant aš tai galiu, vis tik tai reikia ir pagalvoti apie savo fizinį pasirašymą ir nepradėti nuo 20 km, kaip šiandien mes turėjom pusę maratono, bet galbūt pradėti nuo kilometro. Galbūt atskleistumėt kažkokią dalį savo ateinančių metų planų? Iš tikrųjų bus varžybos jau po savaitės kroso duatlonas, triatlonas Dubingiuose. Turėsim renginį birželio 20 dieną Palangoje, iš tikrųjų labai graži iniciatyva, su šūkiu tai tik pradžia ir šitas renginys vyks labai įdomioje vietoje Palangos oro uoste. Yra toks dalykas, kad mes tai darysim, skelbsim žymę apie pabėgėlius, kurie turi kažkokių galbūt problemų ir bėga nuo kažkokio persekiojimo ir tai yra pabėgimas nuo kažko, oro uostas yra tik pradžia, todėl renginys vyks Palangos oro uoste, vieno rato ilgis bus 5 km. Tai bus irgi vasara, šilta turėtų būti, Joninės, pajūrys. Tradiciškai turėsim spalio vidury Lietuvos 10 km čempionatą Vilniuje. Smagu girdėti. Ačiū Jums labai visų bėgikų vardu už šį nuostabų renginį ir linkime sėkmės ateities renginiuose. Ačiū Jums. Dėkui. Kaip pastebėjote, entuziazmas, šypsenos ir džiaugsmas iš dalyvių nedingo net po ilgų distancijų. Taigi, jeigu dar nesiryžote pradėti sportuoti ir bėgioti, pradėkite jau šiandieną.